Sveikinuosi su Pravers komandos sekėjais ir šiandien Pravers komanda lankosi Meškuičiuose, Meškuičių Šventų vyskupo Stanislovo bažnyčioje ir kalbina kleboną Vytautą Ripinskį. Sveiki, gerbiamas klebonė, rytoj didžiulė šventė Meškuičių ir ne tik Meškuičių tikinčiųjų pasaulio žmonėms. Kasgi laukia? Iš tikrųjų, rytoj šiandieną tikroji diena, Švento Baltramiejaus diena, ir rytoj švęsime tradicinius mūsų bažnyčios atlaidus. Kodėl tokia garbė yra ir netgi šventasis Baltramiejus? Kokia prasmė arba reikšmė Baltramiejus? Kaip minėjau, kad tai yra tradiciniai atlaidai, iš tikrųjų tikrieji atlaidai turėtų būti Švento vyskupo Stanislovo, kurio titulo nešiojame, bet kadangi yra pavasaryje anksti Šventas Stanislovas, tai žmonių patogumui, kada jau darbai nudirbti laukuose, taip ir padaryti tradiciniai atlaidai, kada švenčiame Švento Baltramiejaus atlaidus. Klausimas labai toks atkeliavęs į mūsų Pravers komandos tinklapį ir mes galvom, kieno čia dabar reikėtų paklausti, kurio kunigo ar klebono, tiesiog atlaidų reikšmė. Ką reiškia atlaidai? Jeigu imant katekizmo teoriją, tai atlaidai yra laikinosios bausmės atleidimas atleistųjų nuodėmių. Žinoma, daugelis iš mūsų ir žmonių atlaidus supranta kaip bažnytinę kažkokią tai šventę, kurioje susirenka buvę gyventojai, susitinka kaimynai, pažįstami, švenčia bažnyčios atlaidus. Aišku, galbūt iš vaikystės prisimename ir jormarkai vadiname, kurie saldainių ar riestainių kviesdavo, tai manydavo, kad tai yra atlaidai. Bet kaip minėjau, tai yra laikinosios bausmės panaikinimas už jau atleistas nuodėmes. Jeigu paprasčiau kalbant, tai atrodo, per išpažintį mums yra atleidžiamas nuodėmes, bet o atlaidai, kalbame, tik kiekvienas savo gali pelnyti, laikinosios bausmės panaikinimas. Tai panašiai, kad jeigu liaudiškai paėmus žaizda, kaip sako, žinom, kiekvienas turėjo esam žaizdų, kažkokiu tai iš pradžių žaizda atrodo sugyja, bet lieka randas. Tas sielos randas yra mūsų gyvenime, kurie per atlaidus yra atleidžiami, bet tam reikalingas įvykdyti sąlygos. O tos sąlygos tai yra, kad reikia būti malonės stovyje, tai yra būti atlikus išpažinti, priimant šventą komuniją, pasimeldžiant popiežiaus intenciją, ne už popiežių, bet popiežiaus intenciją, bet pasimeldus galima pelnyti tos atlaidus. Pasiekė mūsų žinia, kad iš to bus dar vienas labai svarbus įvykis, kad gerbiamas klebonas Vytautas pristatys naują knygą. Apie ką jį? Tai knyga fotoalbumas, kurio pavadinimą galime pamatyti. Kryžių kalnas, mano žmogaus ir kunigo akimis. Kodėl būtent ta tema? Iš tikrųjų, nykstančios tradicijos yra, kada mes mokame gerbti kryžių. Nebenorime jų statyti savo sodybose, pakelėse, nelaikome namuose, galbūt tik tai bažnyčiose matosi, o aišku, kaip turime ir gražią vietą Šiaulių rajone, Kryžių kalną. O kadangi tos Kryžių kalnas yra Meškuičių parapijos teritorijoje, tai labiausiai galbūt ir teko atliepinti tą idėją, žinai. Dabar gerbiamas Leonas, fotografas, atvažiuojant pas jūs, minėjo tokią vieną mintį, kad jums pavyksta labai pagauti geras, sakykime, tas akimirkas susijusias su pašvaiste. Ar tikrai taip? Aha, kitoje pusėje. Ar yra tik tai tematikoje Kryžių kalno tik kryžiai, ar yra žmonių, kurie lankosi Kryžių kalne, ar yra tik tai toks, sakykime, tylos jausmas, ramybės jausmas? Iš tikrųjų, galbūt ir daugiau ir paveiksluota mano yra nakties metu, ta tyla ramybė, kada galbūt nuo gyvenimo triukšmo norisi pabėgti.